Informacinės technologijos ir taip pat debesų kompiuterijos paslaugos. Tai apskritai kalbant apie paslaugas verslui, tai verslas jau senai naudojasi paslaugom. Jau praėjo tie laikai, kai įmonės turėjo didelius programuotojų padalinius, kurie ten kurdavo programinę įrangą. Iš esmės dabar yra naudojamasi paslauga. Kvaila laikyti, pavyzdžiui, kokiai nors prekybos įmonei 20 žmonių programuotojų padalinį ir jo paslaugų reikėtų, tarkim, kartą į 3 metus, kuomet reikia sistemą kurti kažkokią tai galingą. Tai paslaugos informacinių sistemų kūrimo sferoje jau tapo faktų, o infrastruktūros dalyje tarnybinių stočių arba serverių, duomenų talpyklų, įvairių tokių bendro naudojimo sistemų, tokių kaip elektroninis paštas, projektų valdymo sistemos, ryšių su klientais valdymo sistemos, biuro ten, tarkim, ar dokumentų valdymo sistemos. Visi šitie dalykai iš tikrųjų jau dabar gali būti teikiami ir kaip paslauga. Aš pasitikiu kažkokiu tai tiekėju, kuris man pateikia tą paslaugą, aš tą paslaugą galiu naudotis, pasiekdamas net internetu ar kažkokiu tai kitokiu būdu. Ir tada aš galiu koncentruotis į savo pagrindinę veiklą. Tai toks būtų gan netrumpas, bet atsakymas, dėl ko debesų kompiuterija dabar yra aktuali. Visos cloudinės paslaugos, jos teikiamas yra iš duomenų centrų. Tomis paslaugomis galima naudotis nepriklausomai, kur tu esi. Mes galim, būdami Lietuvoje, naudotis kokiu nors Amerikos cloudo paslaugų teikėjų, kuris turi savo kokius 2-3 duomenų centrus, vieną Amerikoje, vieną Europoje, vieną kur nors UK pasistatęs, ir mes netgi nežinosime, kur tiksliai mūsų duomenys guli, ar UK, ar Amerikoje, ar visose 3 vietose, kurias aš vardinau. Lietuvoje iki šiol, sakykime, tų duomenų centrų buvo ne vienas, vieni didesni, kiti mažesni, buvo stiprus duomenų centrų, reiškia, tiekėjai, tačiau nemaža dalis to biznio susivedė į tą vadinamą kolokacijos biznį, kai yra kliento serveriai talpinami saugioje aplinkoje, tai yra kažkokiam duomenų centre ir klientai tai savo serveriais naudojasi. Mes atsisakėm visiškai idėjos talpinti čia klientų serverius. Mes kūrėm visą savo infrastruktūrą ir ją darom virtualizuotą aplinką ir ant tų virtualizuotų aplinkų, reiškiasi, mes iš jų teikiame klientam paslaugas, kokių jiems reikia. Virtualus serveris, pašto dėžutės, platformos, kokių nors įvairiausių aplikacijų ir panašiai. Kuo jisai geras? Sakykime, patį duomenų centrą mes sukūrėm irgi su konsultantų pagalba, jisai taip vadinamas irgi pagal tą konstrukciją namas name. Visas serverinis ūkis yra patalpintas į nedegioj kapsuliai. Jame yra dubliuotas maitinimas iš skirtingų pastočių ir reikalų esant, kad nenutrūktų tiekimas. Jeigu ir nutrūktų tuose dviejose, turim pasistatę dizelinį generatorių, kuris užtikrintų maitinimą nepertraukiamą visam duomenų centrui ir visom jo pagalbinėm infrastruktūrom. Tos pagalbinės infrastruktūros yra aušinimas, kuris vėlgi yra dubliuotas. Kiekvienas elementas yra uždubliuotas taip, kad vienam sugedus, sakykime, pats duomenų centro veikimas visiškai nesutrinka netiek. Yra dar vadinami tie nepertraukiamas įtampos šaltiniai, upsai vadinami, kurie gali atlaikyti netgi ir trumpalaikį bet kokio elektros maitinimo dingimą. Tuo pačiu jie atlieka tokį kaip stabilizavimo įtampos, reiškia, rolę, kad išlygina visokius įtampos šuolius, kad tai nepatektų į serverius. Na ir žinoma fizinė sauga, tai ir pati ta kapsulė, kurios visas serverinis ūkis, jinai yra užtikrina, sakykime, pakankamai saugią aplinką serveriam, kad jie neįsilaužtų ir nepatektų. Ir žinoma, visos pasyvios saugos priemonės, kameros, stebėjimai, įrašymai, visa tai yra realizuota. Tai yra pirmas duomenų centras Lietuvoje tokio saugumo skirtas tokių paslaugų teikimui. Debesų kompiuterija pagal savo tokį išbaigtumą galutiniam klientui, vartotojui, kuris jau tom paslaugom naudojasi,
gali būti suskirstyta į 3 lygius. Tai pirmasis lygis yra infrastruktūra kaip paslauga, kada gauname tos bazinius dalykus, prie kurių pridedam šiek tiek aplikacijų, programinės įrangos ir jau pateikiam tai galutiniam klientui. Yra platforma kaip paslauga, kur yra daugiau skirta programavimo daliai. Na ir pats aukščiausias lygis išbaigtumo prasme yra programinė įranga kaip paslauga, angliškai tai vadinama software as a service. Ir jau tenais pateikiama galutiniam vartotojui paslaugos pavidalu viskas, ko iš principo jam reikia kaip IT funkcionalumui gauti, tai yra tai paslauga. Tai jeigu šnekėt apie infrastruktūrą kaip paslaugą, pirmiausia turbūt reikėtų pradėti nuo virtualių serverių paslaugos, nes tai, žiūrint į visas aplikacijas, informacinės sistemas, visiems jam reikia tokių bazinių dalykų kaip skaičiavimo atmintis, resursai įvairūs skaičiavimo, operacinės sistemos. Tai infrastruktūra kaip paslauga būtent visus tos reikalingus elementus pateikia paslaugos pavidalu. Tai yra, iš principo galima žiūrėti tą debesų kompiuteriją kaip vieną didelį IT resursą, kurio kiek reikia tam galutiniam vartotojui, mes tiek atpjauname ir pateikiam jam paslaugos pavidalu, kad jau galėtų jau tada tenais diegtis kažkokias programas, taikomasias arba naudoti kitiem visiems būdam. Virtualių serverių paslauga dažniausiai yra naudojama kaip pagrindas kitom informaciniam sistemom, kurios jau veikia kažkokia įmonė arba vartotojams yra pateikiamos. Ir jos ne tik yra patogios, jeigu jūs turite tradicinę IT infrastruktūrą, bet faktiškai yra idealios, jeigu šnekame apie įvairias testinės aplinkas. Nes testiniam aplinkom kaip taisyklė reikia IT resursų greitai ir reikia tam tikram ribotam laikotarpiui. Tai viena iš mūsų paslaugų leidžia netgi klientams per savitarnos svetainę tos virtualius serverius įsigyti valandinių netgi tarifų ir tarkim 1 valandai keliom ir susimokėti tik už tą laiką, kiek jums to reikia. Ir kada jau ta testinė aplinka kažkokia jau dingsta, yra nebeaktuali, tiesiog sunaikinama ir klientas nebemoka už tai, ko jam realiai ir nebereikia. Kitas tipas paslaugų susijusių, patenkančių į tą sritį infrastruktūros kaip paslaugos, yra vadinamas virtualios darbo vietos paslauga. Tai yra kaip alternatyva tradiciniai darbo vietai, kurią dažniausiai mes dabar ir matome pas vartotojus, kur stovi kompiuteris ir ten sukasi operacinė sistema, aplikacijos veikia. Ir jau pasaulyje keletą metų populiarėja sprendimas vadinamas VDI arba Virtual Desktop Infrastructure, kuris iš principo leidžia tą darbo vietą virtualizuoti ir fiziškai atskirti nuo paties vartotojo, ją patalpinant duomenų centre. O tada jau pats vartotojas su to kompiuteriu ar bet kokia kita įranga, kuriam tuo metu yra prieinama, jis per nuotolį jungiasi prie tos darbo vietos ir jau ta galinė įranga yra naudojama tik tam, kad įvesti įvairias komandas ir atvaizduoti procesus, kurie vyksta toje virtualiai darbo vietoje, tame debesyje. Paslauga, apie kurią turbūt vertėtų pašnekėti, šnekant apie infrastruktūrą kaip paslaugą, yra vadinama mūsų IT sistemų atstatymo paslauga, kuri yra patraukli tai mūsų klientų daliai, kuri turi savo IT infrastruktūrą ir su ją investavę ir kol kas galbūt jos visos perkelti į debesų kompiuterijos paslaugas nenori. Tačiau turi IT sistemų, kurios jiems yra kritinės ir jų veikimas visos įmonės veiklą įtakoja. Tai šios paslaugos esmė yra turėti tų pagrindinių sistemų, kritinių sistemų kopijas pas paslaugų teikėją debesų kompiuterijos ir klientui įvykus kažkokiai katastrofai, gaisrui, užpylus tą įrangą ar tiesiog fiziškai sugedus ir tom sistemom nustojus veikti, paslaugų teikėjas gali tas sistemas pas save paleisti keleto valandų bėgyje ir užtikrinti tolimesnį jų funkcionavimą. Ir tada jau klientas pas save ten, tarkim, tvarkosi, vežasi naują įrangą, kitus dalykus, o sistemos tuo metu veikia pačiame debesyje, kadangi ten yra visą laiką rezervuotas tam tikras kiekis resursų, kuris yra reikalingas tom sistemom veikti. Tai daugelį klientų, ypač didesnių, kurie žiūri į tas savo IT sistemas kaip tikrai kritinius dalykus, kur verslas ir IT yra neatskiriami, tai ta paslauga yra labai patraukli, nes realiai alternatyva jai galėtų būti tik tai antro rezervinio duomenų centro pasistatymas ir įrangos tenai sudėgymas, kas, finansinė prasme jau mes šnekam apie 6-ženklės sumas, o čia yra tiesiog mėnesinis mokestis paslaugos, kur, kaip tam tikras draudimas, pavadinkim taip, iš tos pusės.
Daugumos įmonių veiklos pagrindas yra komandinis darbas. Ir kartu dirbdami darbuotojai realiai gali tą patį darbą padaryti greičiau, efektyviau, turbūt sukurti daugeliu atveju kiekybiškai ir kokybiškai geresnį rezultatą. Tokie dalykai kaip skirtingų kompetencijų derinimas, diskusijos, idėjų generavimas, jų išvystymas, tam tikri darbiniai susitikimai, užduočių pasidalinimas ir panašiai, tos dalykus galime pavadinti bendradarbiavimu. Mūsų siūlomas sprendimas yra bendradarbiavimo ir žinių valdymo įmonėje paslauga, įmonės socialinis tinklas. Sprendimas paremtas Enterprise 2 filosofija. Ši filosofija apima pažangės verslo ir technologijų praktikas, kurios skatina darbuotojų įsitraukimą, darbo efektyvumą, inovacijų vystymą įmonėje, pasiremiant tam tikrom interaktyviom technologijom. Tos interaktyvios technologijos dar dažnai vadinamos Web 2 technologijomis, tokios kaip Wiki, blogai, diskusijos, komentarai, jau ilgą laiką yra naudojamos viešuose socialiniuose tinkluose. Dabar jau naudojama ir įmonė. Šios technologijos dar papildomos dokumentų valdymo, paieškos, analitikos bei kitais reikalingais darbo įrankiais. Jeigu žiūrime, tarkim, į Lietuvos rinką, tai dauguma mūsų konkurentų įmonė žinias tapatina su dokumentų valdymo sistema, o bendradarbiavimą mato kaip tam tikrą procesų automatizavimą. Mes tiesiog įstatome darbuotojus tam tikras, kaip pasakyti, tam tikras vėžės. Mes į tai žvelgiame daugiau per tą Enterprise 2 filosofiją, kad pagrindas yra darbuotojo laisvė kurti ir jo iniciatyvos skatinimas. Antras yra labai svarbus dalykas, tai yra patogumas naudotis, arba angliškai yra usability. Bet kuris vartotojas, net ir labai nedaug apie IT išmanantis, jisai pradėtų tą sistemą naudotis ir be jokios pagalbos ją naudotųsi. Ne? Tai čia yra labai svarbus dalykas. Ir trečias dalykas, bet pagal svarbą ne pats paskutinis, tai yra, kaip pasakyti, šio sprendimo pateikimo būdas. Tai yra, sprendimas yra pateikiamas kaip paslauga, software as a service. Pati sistema sukasi duomenų centre, tu ją pasibandai, tau įtinka, tu ją pradedi naudoti. Tu moki tik tai už tai, ką tu naudoji. Tu moki tam tikrą mokestį per mėnesį, per vartotoją, pas tave padidėjo darbuotojų skaičius, tu moki už daugiau darbuotojų, pas tave sumažėjo, tu moki už mažiau. Jeigu tu matai, kad tas dalykas tau netinka, tu gali to dalyko atsisakyti. Tai va turbūt 3 pagrindiniai dalykai. Interaktyvumas, patogumas naudotis ir sprendimas kaip paslauga.